Sveiki. Šiandien su manim prie šio puikaus stalo yra vienas turbūt garsiausių bokso Lietuvoje vardų. Tai Povilas Kvitinskas ir nežinau, kaip turėčiau, dabar mes kaip tik sprendėm ir galvojom, kaipgi aš turėčiau šitą žmogų pristatyti, ar treneris, ar draugas, bet turbūt ir tas viskas viename. Artimas žmogus. Artimas žmogus. Tai sveiki. Žinau, kad laukia, Povilai, tavęs tikrai, na, bent jau mano akimis, tai viena sunkiausių tavo karjeros kovų. Su Jonu Jazevičium jūs abu esate čempionai, tik skirtingose svorio kategorijose. 24 metais abu gavot čempiono vardą. 24-ųjų tam Lietuvos čempionate tu tapai čempionu, kai finaliai įvykiai turbūt visų favoritą Algirdą Baniulį. Taip. Kai atsikėlei ryte, iš pačio ryto, ar tu jau žinojai, kad tu laimėsi tą kovą? Nes vis tiek toj kovoj tu buvai toks underdogas, kaip dabar mėgsta visi sakyti. Iš tikrųjų, visada tikėjau, kad aš galiu laimėti, bet ar aš dabar laimėsiu, kai būtent čempionatas vyksta Kaune ir prieš Baniulį, nebuvau toks tikras. Tiesiog ėjau parodyti gerą kovą ir žinau, kad bus žiauriai sunku ir iš tikrųjų net nesitikėjau, kad man pakels ranką, nors ir aš ten laimėjau taškais, aiškia persvara, vienbalčių iš tikrųjų, bet kažkaip vis tiek aš nesitikėjau, kad man kils ranka, nes vis tiek jo miestas ir taip buvo sunku, bet pavyko. Tu esi pats Vilnietis ar Kaunietis? Anykštėnas. Anykštėnas. Bet šiaip gimimo liudijime Kaunas, gimęs Kaune. O kur dažniau sportuoji, Kaune ir Vilniui? Vilniuje, aš Kaune tik vaikystėje pagyvenęs ir išvažiavom. Čia toks tavo miestas. Jo, gimtinė tiesiog, bet aš ten neaugęs. Bet jauti kažkokį spaudimą būtent dalyvauti Vilniui arenoje, ne kažkokiam čempionate, bokso, kur dažniausiai būna turbūt tik sportininkai, treneriai, nebūna tiek daug žmonių, nebūna visų akys į tave susmeigtos kovos metu, bet tokia ta kova Vilniui, Twinsbet arenoje. Teigiamą spaudimą jaučiu, iš tikrųjų manęs neslegia, taip, kad čia daug mano draugų bus, daug palaikymo, labai daug anykščiuose sulaukiu palaikymo. Tai čia teigiamas spaudimas ir manau, čia mano pranašumas yra. Iš tikrųjų, Lietuvos bokso čempionate pilna Kauno halė buvo žmonių. Tai, prasme, nebus čia man pirmas kartas, kad daug žmonių. Taip pat su Augustu ir Latvijai kovojom, pilna arena, ten nežinau, kiek ten tūkstančių žmonių. Tai čia ne pirmas man kartas. Jo, tik tiek, kad Latvijai visi nori, kad man galvą nuplėštų. Čia tikiuosi bus palaikančių. Bus labai sunku jiems apsispręsti, nes tabu lietuviai esate. Ir aš manau, kad lygiai taip pačiai tavo priešininkas atsives didelę žmonių armiją, kuri palaikys ir jį. Ir bus gana sunku. O apskritai, kas jūs skiria kaip kovotojus? Ar tai yra, aišku, svoris, bet dabar svoris bus suvienodintas, bet ar tai yra mentalitetas, kažkoks charakteris, kuo jūs esat skirtingi? Iš tikrųjų, manau, kad mūsų daugiau dalykų sieja nei skiria, nes boksininkai kaip asmenybės mes esame labiau uždaresni, intravertai ir aš labiau žiūrint jį matau daugiau panašumų į save. Apie mūsų smūgiavimo techniką, bokso techniką mes absoliučiai du skirtingi sportininkai. Bet kaip asmenybės mes boksininkai turim daug bendro. Augustai? Mano žodis, ačiū, kad paklausai. Atsiprašom, kad buvom tave pamiršę. Panašumų, Povilas, turbūt, kad kažkokios tai charakterių, sportas tas pas, tai va čia tokie panašumai. Abu iš Kauno, abiem Žalgiris patinka. O stilistiškai jo, labai skirtingi. Pirmas dalykas, fiziologiškai labai skirtingi, nes Povilas aukštas toksai, pakankamai lieknas, Juzevičius toksai tvirtas, mažesnio ūgio, Povilas dirbantis, aišku, kombinacijom, taikantis tos tokius, nežinau, visokius net smūgių nesakysiu kokių, bet muša, o Juzevičius tikrai turintis stipriai labai mušantis vyrukas, dešinę, kairę ranką, tikrai labai galingi smūgiai, jau ten žiopso tikrai nereiktų. Jis toksai daugiau gal jėginis toks boksininkas, bent jau kiek aš esu ten, nesu Povilas tikrai geriau su juo yra pažįstamas, kiek aš esu matęs, tai tikrai toksai jėginis, labai tvirtas ir nelūštantis. Tai nebus taip, kad Povilas, jeigu ten, tarkim, kovoja tokia kaip
kaip čia vizualizaciją padaryti, jeigu ten Povilas siunčia į knockdowną jį, tai čia nebus taip, kad čia bus kovos pabaiga, Juozevičius būna nuo to tik užsiveda, jisai nelūžta. Yra tokių sportininkų, kurie gauna ir jau jie nebenori kovoti, šitam taip nebus. Bet apskritai bokse kaip sporte, kaip yra laimima kova, ar tai yra taškais, nes, pavyzdžiui, MMA tu gali užsmaugti, ten K1 tu, nežinau, gali iš kelio prasileisti ir į nokautą pasiūs savo priešininką. Boksai yra šiek tiek kitaip ir kiek aš esu stebėjus bokso kovų, jos apskritai tokios yra taškinės labiau. Ta prasme, dažnai tą nugalėtoją sprendžia tik taškais. Koks čia galimai galėtų būti rezultatas? Aš manau, kad abu vyrai labai tvirti, turintis daug patirties. Aš manau, kad kova praeis pilną distanciją, nes nemanau, kad jie ten didelė vis tiek bus auditorija, visa kita, visi abu gerai pasiruošę, viens kitą gerai pažįsta, kažkokio tai, galbūt ten kažkoks knockdownas, galbūt ir bus, kad kova ten baigsis kažkokiu tai knockout ar į vieną ir kitą pusę, sunkiai tikiu, nes, sakau, kaip ir papantrinsiu, kad ir jie viens kitą gerai pažįsta. Ir tikrai bus atsargus, ta prasme, kovos, bet tikrai, tikrai nelėks be galvų. Bet jūs dabar toje pačioje stovykloje sportavot, nebuvo taip, kad reikėjo pasišparinguoti? Aišku, buvo. Mes abu rinktinės nariai, abu ruošėmės tolimesniems startams su bokso rinktinė. Tai turėjom fizinę savaitę, turėjom kažkiek technikos savaitę, sparingavomės, bet minimaliai. Bet čia geriau šitoj kovoje, jeigu žiūrint į šitą kovą, ar tai prideda kažkokios duoda naudos, ar tai yra toks labiau, nežinau, minusas šitai kovai? Sunku pasakyti, nemanau, kad tai minusas, iš tikrųjų tu ten vis tiek žinai, kad laukia kova, ten nesidraskysi, nesiardysi, tiesiog nieks nieko ten labai ir nerodo iš tikrųjų tokios vietose, tiesiog treniruojamės ir viskas, ta minutė ar 3 baigėsi, sukiesi, keitėsi su kitu ir nieks ten labai nerodo visų kozerių tikrai. O kaip psichologinis faktorius? Nesunku ta prasme, apskritai stovėti prieš priešininką, su kuriuo tu turėsi stovėti ringe, nėra psichologinio tokio kažkokio spaudimo, gal... Kadangi mes nesam priešai, o mes varžovai iš sportinės pusės, tą suprantam, kad mes tiesiog esam varžovai, mes šiaip esam komandos draugai kaip rinktinės nariai, bet ringe mes nesam draugai, mes esam varžovai ir mes einam daryti savo darbą, tai manau, kad... Aš bent jau tokių minčių neturėjau, kad va čia mano kažkoks priešas ar ten kažkaip aš ten noriu dabar jau kažką įrodyti. Viskas bus įrodyta ringe, oficialioj kovoj, o treniruotė yra treniruotė. Viskas labai profesionalu. Čia kažkaip viskas be jokių treštokų, be jokių nieko. Aš už tai, kad boksas ir pagarba yra bokso pamatas. Tai... Aš esu skaičius apie tave truputėlį informacijos ir tu viename iš interviu esi sakęs, kad boksas būtent tau padėjo sutvarkyti galvą ir save. Tai ką reiškia sutvarkyti save? Kas buvo Povilas prieš boksą ir kas dabar yra Povilas? Iš tikrųjų, greičiausiai čia turėjau paauglystę, kai buvau labai pasiklydęs paauglys. Ir geriausias dalykas tai buvo, kad atradau bokso salę, žmonės, kurie man buvo pavyzdys ir pradėjau, ta prasme, gyvenimas turėjau žvilgsnį į sportą, kaip sportą elgtis, ko noriu gyvenime, siekti tikslų, nes iš tikrųjų šiek tiek buvau pasiklydęs 16-17 metų, nežinau, kur eit, ką daryti, ko aš noriu, gal ne visada teisingų dalykų norėjau ir boksas mane labai paskatino siekti tikslų, ypač žmonės, kuriuos sutikau, pirmas mano treneris, Daugirdas Šemiotas, buvo didžiulis pavyzdys ir dėl to ir sakau, kad boksas man labai padėjo. O apskritai, kaip tu esi būtent treneris, nežinau, gal ir tu treniruoji? Dar ne, bet greit prisistatysiu kaip treneris. Tai kaip pritraukti ypatingai paauglius, nes dabar iš tikrųjų labai daug jaunų žmonių yra pasiklydę. Sportas yra viena išeitis, iš kažko išeiti, gal iš kažkokių tai blogų įpročių ar blogų draugų galų gale. Kaip pritraukti tą vaiką eiti į sportą? Manau, kad žmogus turi pats asmeniškai nuspręsti, ko nori. Labai svarbu iš tikrųjų mano auklėtiniai daug kas pas mane vaikšto, gali pasakyti, kad subinės aš vaikam nebučiuoju.
Spardai greičiau negu Jo, bučiuoji. tikrai, ta prasme, tikrai pas mus yra muštras visa kita, kad, bet kuriuo atveju tu turi iš jų šaukinti vyrus. Tai manau ir mamos jam ir taip jau ten ir močiutės į lovą ten kavą neša arbatą, ką ten jie padaro pusryčius. Bet čia vyriškas sportas iš tikrųjų nesvarbu, jie bus profesionalūs sportininkai, nesvarbu, kad, bet vyrui, pavyzdžiui, kovinis sportas, bet kuris pasitikėjimui savim, jaustis, ta prasme, gerai fiziškai, emociškai išsilieti, susirasti draugų, sveikų draugų, ta prasme, tarkim, ir tiek su Povilu, tiek su Danielium, iš tikrųjų, tarkim, ar mes esam kažkokie, tarkim, nuėję kažkokį tai barą prisigert, kaip, tarkim, dažnai ofiso žmonės daro, mes iš tikrųjų pažįstame daug metų, mes nesam to darę, iš tikrųjų niekada, mes pasišnekam po kovų, tikrai, ta prasme, tas pats ir su Danielium, ten kažkur ten pavalgom, kažkokį tai burgerį pasišnekam, tas visas gyvenimo vertybės šiek tiek kitokios yra. Tai tie dalykai, kas ten kažkam įdomu, ten nueiti tą barą, ten prigerti ir taip toliau, tas žmonės, jų net nelabai ir prikalbinsi tą padaryti, nes jie sakys, oi ne, man čia jau kovas baigėsi, čia režimas, čia ne, čia man vėl ruoštis. Bet žinai, ar čia nėra vyresnio žmogaus mentalitetas, ta prasme žmogaus, kuris sportuoja daugiau metų, nes jeigu ateitų į tavo sporto klubą 16 metų vaikinukas, kuris pasimetęs, nežinau, daug draugų, hebros, visko daug, jis taip greitai neatsistos į tą tinkamą kelią. Kaip jūs bandot kaip treneriai, pastumėti į tą? Na, iš tikrųjų, tai pastumėti, aš žinau, kaip kas yra salės, kaip daro, bet, pavyzdžiui, mes iš tikrųjų dabar, kadangi pas mus mane susirenka tikrai nemažai paauglių, vieną kartą salėje netetam skaičiavę, tai 62 paaugliai buvo. Vienu metu 5 valandos, o ten Povilas yra buvęs, matys, pas mane ten salė iš tikrųjų lūžta. Tai aš dabar padariau atskiras treniruotės valandą laiko iš vis pradedinukam, ten kurie ateina, kad neįsilietų į bendrą masę, nes bendroje masėje man tikrai kaip treneriui sunku sužiūrėti 60 žmonės, aš turiu ten 1,5 valandos, tik, ten ir prie didelio noro, ten reikėtų ten turbūt net ne vieno asistento, tada reikėtų ten dar kokių 5. Tai padariau atskirą grupę, pasimokintos technikos, visą kitą, nes, tokie dalykai yra labai svarbus. Technika, aš skaitau, iš vis yra numeris vienas dalykas, nes nuo to viskas ir prasideda, ant to visą pamatą ir statai. Supratau. Povilai, su Jonu tai nebus pats pirmas kartas, kai jūs susitiksit ringė, taip? Koks buvo tas pirmas susitikimas tarp jūsų? Kas laimėjo, kokia buvo pasirinkta technika, kas tave nustebino, o gal nenustebino? Laimėjo Jonas, labai greitai jisai mane patvarkė ten pirmam raundė, man atrodo. Čia buvo gal prieš kokius 5-6 metus, mano pirmas bokso čempionatas grįžus po užsienio į Lietuvą gyvent. Ir tiesiog aš jo nežinau, neįvertinau ir mano meistriškumas nebuvo dar toks. Tiesiog, pamačiau mažiukas, sakau, viskas jam. ir aš pats užskridau ant tų jo šoninių smūgių. Ir vieną kartą atskaičiavo, žiūriu, ir antrą kartą atskaičiavo, bet jau nebeatsimenu, kaip antrą kartą atskaičiavo. Bet nenukritau, bet tiesiog mėgėjosi 2 knockdownai per raundą ir 3 viskas nuėma. Tai va pirmas mūsų kartas. Netikėtas buvo pirmas kartas, kažkaip nesitikėjai iš jo. O dabar kažkas yra tokio, kam tu ruošiesi, nes dabar jau kaip ir žinai, ką jisai naudoja, ta prasme, žinai jo techniką, turbūt galimai jinai pasikeitus, arba bus visiškai kažkas kitas naudojama apskritai jūsų kovoj, bet vis tiek kovotojas vis tiek turi kažkokią tai savo pamėgtą techniką. Kažkas, nežinau, pradeda iš kojų smūgiuoti ar dar kažką, Jonas irgi turi savo techniką. Ar bandai tam pasiruošti, ar tiesiog eisi pagal tai, kaip bus kova? Aš maždaug žinau jo techniką puikiai, jis turi nesveikai stiprius šoninius smūgius. Tai čia man jau didžiausia užduotis neduoti švaraus smūgio prasmūgiuoti. Ir viskas, čia visko negaliu atskleisti, į kurią pusę aš judėsiu, kaip judėsiu, bet ta prasme, žinau jo smūgių, žinau, jis irgi mane žino. Tai tiesiog, abu bandysim viršyti savo galimybės, nes čia visiškai skirtingi stiliai, visiškai mūsų. Aš labiau taškuotojas, jis labiau toks kertantis yra ir mes, ir mums abiem vienas kitas esam pavojingos, tos technikos vienas kito, tai bandysim apeiti viską. Apskritai, Jonas yra vadinamas vienu techniškiausių Lietuvos boksininkų. O vat apie tave, bet kur skaitai, tai visi mini charakterį, valią, spaudimą iki paskutinės sekundės. Kaip pats matai tuos jūsų skirtumus? Ar šioj kovoj visgi laimės ta technika, ar visgi širdis? Šiaip galiu
pasakyti, kad Jono charakteris irgi labai stiprus yra ir jis nieko nenusileidžia man charakteriu. Tai kai susiduria du charakteriai, aš pats tai neprognozuoju, nežinau tada, bet ir aš techniškas, ne tik jisai. Tai gal artimas draugas pakomentuos. Ne, Polas tikrai techniškas ir nepasakyčiau, kad Polas labai taškuojas, tikrai smarkiai muša, bet Jonas, aš esu kovuoju tikrai matęs ir techniškas, tos ne taip, kad kažkokia labai ten išsiskirtų, vis dėlto sunkus svoris, sudėtingas sunkiam svorį, ten ta technika šiek tiek kitokia, ten tų smūgių kombinuoja, bet jis tikrai labai gerai boksuoja. Aš sakau, vienintelį dalyką, ką aš tokių esu matęs, mušais labai greit, ta prasme, aš nežinau, Polas, aš tik, nežinau, nesu stovėjęs rinkė, kad Polas gali turbūt pasakyti daugiau, bet, matosi, kad muša labai, labai sproksta ir labai greitą daro. Va čia tos kozeris tikrai, nes jis, toksai, nežinau, išskirtinis tikrai bruožas, kala žiauriai. Tas, jeigu tu ten prasižioplinsi, tai, kaip ir Povilas, taip ir buvo nustebintas. Ten, kala, tikrai. Ir smūgis ten tikrai pasivyra labai rimtas. Ir ten netgi rekomenduoju Povilui tą patį. Ten turbūt ir į piršinę neverta prisiminėti, nes ir per piršinę tau gali knockdowną įstatyti. Ką čia šitas įsirišimas reiškia? Net jeigu priminėsi smūgį į bloką, tai net gali ir per bloką knockdowną statyti. Tikrai. Okay. Jonas spaudos konferencijos metu pajuokavo, kad davė tau šansą laimėti auksą, nes pats numetė svorį į kitą kategoriją. Kaip tu reaguoji jo tokį pasisakymą? Kaip į juoką. Taip ir reaguoju, mes po to kalbėjome apie tai, viskas ten gerai, aš galiu jam tą patį pasakyti, gal jis pabėgo nuo manęs žemesnę kategoriją. tai tiek galiu ant viršaus dadėti. Tiesiog. O prieš tą pergalę prieš Joną tau kažką reikš? Ar tai bus tiesiog kova ir kaip jinai atėjo, taip išeina? Ne, labai svarbi man šitą kova. Ir kai aš jam laimėjau, tas mane labai uždegė ir iš tikrųjų aš jam ir dėkingas, nes ta ugnis mane ir laikė sporte ir aš negalėjau susitaikyti, kad čia kažkas mane kerta ir aš sportavau ir tada ir Baniulį pasiėmiau, ir dabar ir Joną reikia pasiimti. Visus dabar reikia pasiimti. Visus reikia pasiimti. Tai kas bus po šitos kovos, koks dabar bus priešininkas, su kuriuo tu norėtum susikauti? Žinau, gal Augis nori. Reiks svorio man tada priaukti. Ar tikrai? Reiks priaukti, Polas daugiau už manęs Reiks, jis ne mano svorio kategorijos kovotojas. Tai jeigu Turkijoje apsilankysi, tai gal dadės. Povilui per greitas. Bet šiaip, ar yra kažkoks tai kovotojas, su kuriuo tu taip pačiai kaip ir su Jonu, turbūt ne jam kažką norėtum įrodyti, bet tam kitam priešininkui. Ar yra kažkoks tai žmogus, kuris gal irgi yra davęs tau per nosį gal vieną, o gal ir ne vieną kartą per tavo sporto istoriją? Nėra, kad man taip kas duotų per nosį labai. Nėra. Bet atsiras, manau, su kuo nori kovoti. Iš tikrųjų, mačiau ten Latvijai boksininkų atsirado labai įdomių. Ir kurie bent jau galvoja, kad jie labai rimti boksininkai. Tai gal ten mane kažkaip... Čia apie ką mes kalbam? Kokį sportininką matėjai? Čia paskutiniam turnyre? Paskutiniam turnyre, bet aš neatsimenu ten tų pavardžių. Zutis, Porzingis, ne? Tai Zutis jisai toksai apie viską. Bet šiaip iš tikrųjų visai įdomi kova būtų gal su Zundovskiu. Mušantis, jisai diržą yra laimėjęs, aišku, ten reikėtų tada derinti svorio kategoriją ir jisai kiltų, nes jisai berods dabar boksavo, jis svėrė 86 ar 88 kilų. Ne pliusas? Ne. Nežinau, gal tu galėsi nusimest? Iki 92. Maksimum iki 92. Maksimum. Bet šiaip įdomi labai kova būtų iš tikrųjų. Jūsų labai... Taip, bet ten Latvijos bokso čempiono diržas. O kodėl Latvijos bokso diržas negali būti Lietuvoje? Paskui visi ir vaikysis. Iš tikrųjų, taip negalvoju priekį. Dabar turiu kovą, apie kurią galvoju, kuriai ruošiuosi. Taip galima pajuokauti, bet net neina taip įjungs smegenis, kad kažką galvoti jau apie kitą priešininką. Iš tikrųjų, ir su rinktinė įtemptas grafikas labai daug kovų.
ruoštis. O nesidubliuoja, nesunku ruoštis viskam vienu metu, ta prasme, kova čia prieš žmonės, prieš tavo artimuosius, prieš šilutiškius, Anykštėnus, atsiprašau, kažkaip į galvą atėjo būtent tas miestas, bet nesunku ruoštis, nes viskam ruošiesi vienu metu ir čia labai sunki našta ne tik kūnui, ne tik kaip fiziniam kūnui, bet psichologiniam. Tiesiog ruošiesi kovai ir ar jį bus anksčiau ir vėliau, tu tiesiog ruošiesi kovai. Ir nėra kažkokio atskiro pasiruošimo vienai kovai, už 2 savaičių kita kova, tu vis tiek savo ritme, savo režime ir gal net ir geriau, kad tų kovų daugiau yra, nes tu visada palaikai tą dėgymą. Tai neišskirstau, ta prasme, taip, kad man dabar turėtų vėl iš naujo kažkas persijungti, ruoštis kitai kovai. Visom kaip vienai ruošiesi. Tai, mėly žiūrovai, susitiksim kovo 22 dieną, kai Povilas susitiks su Jonu. Bus tikrai, mano akimis, tai turbūt viena įdomiausių vakaro kovų. Aš labai tikiuosi, kad vienas iš jūsų išeis su pakelta ranka, bet jūs vis tiek išliksit labai geri draugai ir pasiruošit kitom savo kovom. Ir laimėsit ne tik čia, bet ir ginsit Lietuvos vardą ten, kur jūs važiuojat po šios kovos. Dabar žiūrim į tai, kas arčiausiai ir linkiu sėkmingo pasiruošimo ir susitiksim prie ringo. Ačiū labai. Pasaulinis turnyras KUK World Series. Kovo 22 diena. Vilnius, TwinsBet arena. Visa informacija bushido.lt.